išsilavinimas, kurį mes gaunam universitetuose, yra ne tai, ko mes iš tikrųjų galvojam. Jis mumise išlavina funkcinius gebėjimus skirtus duonos uždirbimui. Bet jis ne tik neugdo asmenybės charakterio, bet jį netgi susilpnina tokiu netiesioginiu būdu, todėl, kad žmogus baigęs mokslus ir gavęs diplomą ir gavęs socialinį reikšmingumą, jis savo mintyse teigia, kad jo ir taipogi jis turi sertifikatą vertės. Ar ne? Ir tokiu būdu jis savo vertę pasikelia, savo sudaro iliuziją, o realiai jo charakteris per tą laikotarpį nebuvo ugdomas. Jo asmenybė nebuvo lavinama. Ir staiga jisai sudarė labai keistoj padėty, kad jisai negali rasti savo partnerio ir sukurti šeimos ir sukurti normalų, sveiką šeiminį gyvenimą. Asmeninio gyvenimo nebeturi. Jis tampa puikiai dirbančių ir karjerą darančių žmogum, uždirbantis neblogus pinigus, bet jis patiria šeiminę tragediją. 28 ar 35 metų yra dar vienas, yra dar kaip vaikas.